daug nesėkmių, tai yra labai natūralu, nes tik tai taip galima prieiti prie sėkmės. Koks būtų algoritmas, kurie gali įsinešti, kaip išlaikyti motivaciją ir kaip judėti prieki, nežiūrint to, kad dabar neina? Baimė yra kontroliuojamas dalykas, reikia labai turbūt konstruktyviai suvokti, kas tave nukelia į tą būseną. Sėkmingas žmogus, jisai nėra sėkmingas tada, kada jam visada sekasi. Jisai turbūt sėkmingas yra tada, kada... Sveiki atvykę į gyvenimo autoriaus pokalbių erdvę. Šita pokalbių erdvė yra skirta tiem žmonėm ir tą auditorijai, kurie nori sąmoningai kurti savo gyvenimą. Čia kalbinsime žmonės, kurie nepasiduoda vien tik tai gyvenimo tėkmei, kelia savo ambicingus tikslus, juos pasiekia, eina per gyvenimą su tikslu, su ambicija, su drąsa, su prasme. Mano tikslas - išgauti iš jų, kas jiems padeda tą tikslą pasiekti, kas padeda tą kartais ir sunkų momentą paversti motyvaciją, kaip išlikti nuosekliu, kaip išlikti savo discipliną, kaip galiu mokytis iš tų žmonių, kurie jau yra pasiekę labai daug. Ir šiandieną džiaugiuosi galėdama sveikinti savo žmogų, kurį galiu vadinti savo bičiuliu. Tai yra Kristupas Keller, žmogus smuikininkas, žmogus muzikas iš didžiosios raidės, žmogus, kuris be to, kad yra valstybinio simfoninio orkestro pirmas smuikas ir koncertmeisteris, yra puikus bičiulis, draugas, žmogus, vyras ir būsimas tėtis, su kuo labai patį ir sveikinu. Tai Kristupai, pasikalbėkim. Labas, Simonai, ačiū, kad pakvietei pasišnekėti, pasikalbėkim. Ja, ir pirma laida, ir kai galvojam, ką galime pasikviesti, pirma laida, pirmas smuikas, galvojam kažkaip gal sueis, ne? Tai labai džiugu, kad esi. Šiandien ryte savo 6-mečio vaiko paklausiau. Sakau, kas tau yra muzika? Kaip manai, kodėl reikia muzikos? Ir jis atsakė, kad būtų laimė. Klausimas tau. Kas yra muzika? Ką jinai tau reiškia? Apskritai, kam jos reikia? Šiais laikais tiek daug informacijos. Muzika, ją galima apibrėžti labai skirtingai. Ir kiekvienam turbūt, kiekvienas tą emocinį ryšį su muzika priema irgi skirtingai. Bet yra tokia klasikinė muzika, tai yra intelektualinė muzika, yra pramoginė, tai reikėtų pirmiausia apsibrėžti, apie ką mes kalbam. Apie tavo muziką, apie tą klasikinę, tą simfoninę. Tai pats pavadinimas klasika tai yra pavyzdys išvertus. Pats žodis klasika yra pavyzdys. Tai pavyzdinė muzika turbūt į ką galima orientuotis siekiant kokybės kažkokios. Man asmeniškai turbūt skirtingai nuo daugumos, tai yra mano profesija. Ir ne visada tai būna tik tai, sakykime, iš žiūrovo pusės, kaip žmogus atėjęs pasiklausyti muzikos, ką jisai patiria. Aš su tuo susiduriu kiekvieną dieną ir dažnai tai tampa rutina, kas iš principo yra gerai. Rutina yra gerai, jeigu mes kalbame apie discipliną. Bet potyris, kurį patiria žiūrovas ir potyris, kurį patiriu aš, yra skirtingi dalykai. Todėl man muzika yra ne tik edukacinis motyvas, ne tik dvasinis išgyvenimas, tai mano darbo dalis ir tai, su kuo aš susiduriu praktiškai kiekvieną dieną ir daug valandų. Tai. Bet bendrai paėmus, turbūt muzika, jeigu taip apibrėžti, tai yra tai, kur žodžiai nutrūksta, muzika lieka. Nes dažniausiai mūsų ta retorika jinai yra ganėtinai primityvi, kad tu galėtum pasakyti viską, ką tu jauti, ką tu mastai. Tai ten, kur prasideda tas daugtaškis, turbūt pradeda žmogus girdėti muziką ir tas, kas slypi tame visame turte, jeigu galima taip įvardinti. Štai įdomu tavo kelionę apžvelgti, kaip muzikanto ir kaip žmogaus. Ar gal gali nupiešti klausytojam pirmojo tavo pasirodymo sceną, pirmojo tavo koncerto sceną?
Tai nebūtinai turi būti, žinai, didelis apmokamas rašas, bet kaip tu pats įsivaizduoji, aš esu muzikantas, ne, ir tai yra mano pirmasis koncertas. Ne. Kur vyko, kaip jautėsi, kokią pamoką gal įsinešiai, kurią išmokai ir dabar gali tai. Na, į tokį patį pirmą koncertą aš turbūt jo ir neprisiminsiu, nes aš pradėjau, aš augau su muzika, mano šeimoje visą laiką skambėjo muzika, visada namuose tą girdėdavau ir aš jau žinojau, kad aš eisiu tą kryptim, tendencingai, jau turbūt nuo mažų dienų ir aš pradėjau profesionaliai to užsiimti, jeigu galima pasakyti profesionaliai. Ėjau į Čiurlionio mokyklą, ten, kur ruošia profesionalus ir tas buvo, kada man buvo 5 metai. Tai to tokio performanso vaikiško aš turbūt dabar ir neprisiminsiu, nes tas buvo 88 metais, dar praeitam amžiui ir kitokiamis aplinkybėmis, bet kiekvienas išėjimas ir susidūrimas į sceną tai yra unikali patirtis, skirtinga, dėl to yra unikali ir skirtingi išgyvenimai. Tai turbūt tų patirčių buvo ne 100, o gal ir ne 1000, dabar sunku pasakyti, nes aš su tuo gyvenu jau turbūt greitai bus 40 metų, jeigu galima tai pasakyti. Tai čia yra mano toksai visą laiką ant tų bėgių, kaip pradėjau važiuoti, tai važiuoju. Na, va, ir tų stotelių, teigiamą prasme stotelių, buvo ne viena. Nebuvo tokio, žinai, kažkas, kad, nes atrodo, kad nuo 5 metų. Na, jau atrodo, viskas, aš esu muzikas, žinai. Bet vis tiek gyvenimo įvyksta, gyvenimas didelis, platus, galvai, ką aš ten laikas prisigalvojau, žinai, iš tiesų noriu būti ten, nežinau, bet kuo kitu, architektu. Nebuvo dvejonės savo keliai? Kažkokių gal dvejonių buvo, bet kada tai yra tavo gyvenimo dalis, tu sunkiai įsivaizduoji kitokį gyvenimą ir kitokį pasaulį. Tu esi tam tikrą prasme įkalintas, gerąją prasme. Esi įkalintas tame pasaulyje ir sunkiai įsivaizduoji, kaip galėtum funkcionuoti kaip žmogus, kaip save galėtum realizuoti kažkokiai kitoj sferai. Galima pabandyti įsivaizduoti, aišku, nes aš nesakau, kad nieko kito negalėčiau gyvenime veikti. Yra tikrai įdomių profesijų, įdomių užsiėmimų, bet mano atveju tai buvo mano visas pasaulis. Ir tas pasaulis jisai buvo labai stiprus emociškai, nes tai buvo nuo mažų dienų, nuo pačios vaikystės. Ir be to tai yra tikrai ne pati blogiausia turbūt profesija, specialybė, nes tos patirtys jos kiekvieną kartą skirtingos ir įdomios ir tikrai duodančios tokį ir emocinį, ir dvasinį peną. Labai įdomi pasakei, įkalintas gerąją prasme. Ir turiu coachingo klientų, kurie kalba apie tai, kad jie bijo apsibriežti savo kažkokias tai ribas, gyvenimą nustatyti kažkokias tai taisyklės, nes bijo, kad tai juos apribos. Ne, ir bus įkalinti blogąją prasme. Ne, iš kitos pusės sakom, kad tos ribos jos yra lyg ir reikalingos. Ne, kaip pats jauti, tas įkalinimas tai tau suteikia laisvę prasme, ar jisai kaip tik tada apriboja? Aš nesakyčiau apriboja, nes kad tapti šitos profesijos atstovų, tai neapsiriboja vien tik tai užsidarimu kažkur tai kambarį ir repetavimo. Reikia skaityti, reikia domėtis, reikia pažinti, reikia bendrauti. Tai yra toksai kompleksiškumas, kas daro žmogų įdomų, kada jis yra scenoje, kitiems žmonėm. Tai yra visa puokštė savybių, kurios neatsiranda savaime ir tik tai sėdint kambaryje repetuojant. Nes scenoje aš pasakoju savo istoriją, interpretuoju muziką, bet aš pasakoju savaip visą šitą dalyką. Tai visas šitas bagažas, kuris yra ant kupros užkrautas, kad tu galėtum papasakoti, jisai neatsiranda savaime. Tai yra daug kitų dalykų, ką gyvenime žmogus turėtų veikti, suprasti, pažinti.
Taip kad tas įkalinimas, jisai galbūt, tavo klausimas yra labiau toksai, kad aš šitame pasaulyje gyvenu, man jisai patinka, aš iš jo nenoriu išeiti. Aš suprantu, kad gali būti ir kitaip, kad, na, sakykime, tu esi įkaitas paties savęs ir tau neišeina išeiti, nors tau yra labai sunku ir nepatogu, bet tau nesigauna išeiti, nes pritrūksta galbūt drąsos, galbūt kažkokių sprendimų priimti gyvenimo keli tos pasikeitimus. Tai. Bet čia turbūt ne mano atveju, nes jeigu aš būčiau norėjęs veikti kažką kito gyvenime ir tokio, kas aš sakyčiau, man tai yra vertinga, aš turbūt taip ir būčiau pasirinkęs tokį kelią. Ar prisimeni akimirką, kai pirmą kartą pajutai sėkmę? Sėkmė turbūt labai toksai subjektyvus dalykas, kas yra sėkmė. Nes mes turbūt turėtume apsibrėžti kiekvienas savo tikslus tai sėkmiai pasiekti. Sėkmė, aš sakyčiau, galima sakyti, yra laimė, ne, tam tikrą prasme. Bet kiekvienam žmogui yra skirtingai, kas ta laimė ir sėkmė jinai gali būti. Kas tau yra sėkmė? Tai va, tai turbūt socialinė prasme, jeigu kalbėti, tai turbūt būtų atlikėjui svarbu, kad jisai būtų pripažintas scenui kaip atlikėjas, ar ne, kad tu sulauktum iš aplinkos kažkokio pripažinimo. Nebūtinai iš kritikų, meno kritikų, bet bent jau... Akis sužyvo ten. Ne, su meno kritikais aš neturiu nieko bendro, nes aš užsiemu savo specialybėjas, savo profesiją užsiema, bet tai yra ta sėkmė, kad tu atėjęs į koncertą, tu sulauki to feedbacko iš savo auditorijos, kad tai yra svarbu, jeigu kalbėti apie, na, sakykime, tokią psichologinę prasme apie sėkmę, tai yra kažkokio dvasingumo dalykai, tai yra kažkokie potyriai tokie gilesni. Turbūt daug kas įsivaizduoja sėkmę kaip kažkokią per ekonominę prizmę. Jeigu tai yra toksai tikslas, tai viskas puiku. Ir netgi mano specialybei rečiau, bet galima tokios sėkmės irgi pasiekti, jeigu daug dirbi. Aišku, galbūt tai yra mažiau susijęs su būtent klasikinės muzikos, nenoriu sakyti industrija, netinkamas žodis, bet sfera. Okay. Bet tai turbūt pirmiausia žmogus turėtų apsibrėžti, kas jam yra sėkmė ir kokie žingsniai turi būti žengtini link tos sėkmės. Bet vienas svarbiausių atlikėjų tai yra toksai pripažinimas iš audiencijos. Jo, bet čia susiduriam su klausimu, ir labai dažnai su savo coachingo klientais dirbo, ne, kad mes jaučiamės vertingi tada, kai mus validuoja, jeigu tokį žodį galiu pasakyti, aplinka. Ne, ir realiai tikslas yra grąžinti atsakomybę į vidų. Ne, kad aš esu vertingas iš savęs, iš to, ką darau, nesvarbu, ką apie mane sako kritikai, nesvarbu, ką apie mane sako mano auditorija, nebūtinai kaip muziko, bet apskritai kaip gyvenimo savo autoriaus. Ne, aš kuriu savo gyvenimą ir kiekvienas mes turim savo auditoriją. Kaip suderinti čia, ne? Nes tokia vos nepriklausomybė gali atsirasti, ne? Nu, vat vieną kartą publika tada gal truputėlį ne taip sureagavo, ne tas vaibas buvo, ne? Ir kaip išlaikyti savo stuburą ir kad nebūtų priklausomam nuo to išorinės validacijos. Turbūt labai daug priklauso nuo pažeidžiamumo asmens, nes žinoma, kad mes, kada esame labai jauni, tai mes reaguojame į aplinką ir į tuos vertinimus, ir įvairius vertinimus, teigiamus, neigiamus ir ganėtinai skausmingai. Ir su branda ateina tada jau turbūt tas momentas, kada tu žinai, kad tu gyveni sėkmingai, kad tu gyveni taip, kaip tu nori gyventi ir nelabai gal ir reaguoji į kažkokius tokius
trikdžius, kurie ateina iš aplinkos, arba, sakykime, į tuos dalykus, kaip tave vertina, dar labai svarbu, kas vertina, aišku, čia. Vėlgi, jeigu mes kalbėtume, ar kaip mes priemam kritiką, nes labai įdomu, aišku, čia yra atskira tema, bet kaip žmogaus smegenys priema kritiką. Tai mes kiekviename gyvenimo etape kritiką priemam labai skirtingai. Ir kuo jaunesnis žmogus, tuo jautriau, paskui turbūt mes kažkokią užsiauginam visgi tą krokodilo odą ir netaip baisiai žiūrim, kad kažkas mūsų kritikuoja. Galų gale gal kažkokiame etape mums apskritai nelabai svarbu, nes mes neturim autoritetų tokių, į kuriuos, sakykime, galėtume kreipti dėmesį, esant situacijai, kada tu esi kritikuojamas. Ar ne? Buvo atveju, kai norėjai pabėgti nuo scenos. Jauti, kad, blogai, blogai viskas eina, nori dikti nuo scenos. Ar teko susidurti su tokia situacija? Turbūt teko, meluočiau, jeigu sakyčiau ne, bet tai čia labiau yra susiję su kokybės parametrais. Kada tu jautiesi, kad, plauki ir skęsti. Jeigu galima taip pasakyti. Taip. Bet vėlgi, čia ta mano profesija yra tokia, kad tu nepabėgsi ir tu turi tam ruoštis ir žinoti, kad kartais gali skęsti. Va, ir sėkmingas žmogus, jisai nėra sėkmingas tada, kada jam visada sekasi. Jisai turbūt sėkmingas yra tada, kada jam nesiseka, jisai gali vis tiek nenuskęsti. Nes jisai jau žino, kokių priemonių reikia imtis tam, kad galėtum mesti savo gelbėjimosi ratą. Tai klaidos yra gerai. Scenoje yra sudėtinga dėl to, kad tu negali pakartoti. Aš negroju su fonogramom ir aš negaliu pakartoti dar kartą ir sakyti, atsiprašau, man čia nesigavo. Dėl to reikalinga daug repetuoti, kad esant tokiai situacijai tu galėtum išvengti ir netgi išvengti taip, kad niekas nepastebėtų tų klaidų. Tai tas yra svarbu. Bet tokių momentų buvo, kada tu tiesiog jautiesi nemaloniai ir galbūt net nešęs to produkto, kokį tu norėjai išdeklaruoti ant scenos, bet tai yra aplinkybių turbūt klausimas, nes ne visada žmogus gerai jaučiasi, ne visada jisai gali būti 100% pasiruošęs taip, kaip jisai nori būti pasiruošęs. Yra scenos baimė turbūt daugam, man gal dabar jau ir mažiau tos scenos baimės, nes daug metų scenai. Bet aš puikiai suprantu žmonės, kurie tiesiog yra surakinami scenoje ir negali jų kaltinti. Jie gali būti labai intelektualūs, labai daug darbo įdėję, bet scena yra scena. Kaip pats, gal turi kažkokį tai ritualą, nes sėki, mes mokom scenos baimę paversti energiją. Tai yra tam tikri tiesiog pratimai, kad tą energiją ją paversti kūrybinę energiją. Kokia tavo paslaptis? Ką naudoji pats? Geras klausimas. Aš galvoju, kad nereikia bandyti išvengti tos scenos baimės. Nes adrenalinas jisai gali būti teigiamas dalykas, jisai duoda energijos. Jeigu taip kalbėti jau tokia primityvėja medicininė prasme. Bet vėlgi išvengti to nereikia. Reikia mokėti veikti, reikia mokėti būti scenoje ir generuoti tą produktą, kurį ruošiai scenai tuo momentu, kada yra tokie momentai, kada tu jautiesi ne ant sofos namuose nepatogiai. Tai šitas yra svarbu turbūt ne tik scenoje, tai yra kiekvienam žmogui įvairiausiose gyvenimo situacijose tenka būti nelabai jaukiose aplinkose, ne tarp tų žmonių, tarp kurių nori būti, ne tuo metu, kada nori būti. Tai čia yra svarbu pasiruošti būti tam tikroje aplinkoje ir tam tikroje būsenoje ir vis dar funkcionuoti pakankamai tam lygmenį, kuriame tu nori parodyti savo visą tas įdėtą darbą. Ir čia mes kalbame, atrodo, apie savo baimės ir apie gebėjimą įveikti tą baimę. Ir
kiekvienam iš mūsų, ir tai ar lipti ant scenos, ar turėti nepatogų pokalbį, ar žengti žingsnį už savo komforto ribos, na, reikia sugebėti tą baimę įveikti. Ne? Kas padeda pačiam įveikti baimę ir žengti į tą kad tarsi nežinomybę. Gal sakyčiau, čia ne tiek baimė, yra toks kaip gėdos jausmas. Ir jisai niekada neišnyks, bet kokiame amžiuje. Ar tau yra 4 metai, ar tau yra 94. Žmonės miršta, turėdami šitą gėdos jausmą, kuris neišnyksta. Ir jo niekaip tu neišgyvendinsi. Ta gėda tai perkeltinė prasme, kad tau bus gėda, jeigu tu kažką netai padarysi. Ja, bet... Kažkaip tave kitaip vertins, sakykime, aplinka ir išjuoks, ar ten apmėtis pomidorais. Ja. Baimės, aš nesakyčiau, baimė yra kontroliuojamas dalykas. Reikia labai turbūt konstruktyviai suvokti, kas tave nukelia į tą būseną. Tai yra būti išjuoktam, ar nuo tavo nepasisekimo, kiek tai priklausys tolimesnis tavo gyvenimas ar artimesnis, nežinau, kiek tas gali įtakoti tavo toliau karjerą ar tavo žmogiškasias kažkokius tokius kelią žmogiškai einant per gyvenimą. Tai reikia labai konstruktyviai susidėlioti, kokios gali būti pasekmės, o jų gali tiesiog nebūti. Tai yra tau kažkokios įsikalbėti dalykai ir tavo vidiniai ten tie demonai, kur tu pats susikūrei ir tu dabar to ir bijai, nes tai niekas turbūt nemirs, esant netgi labai nepalankiai situacijai. Ir čia tam tikra prasme irgi kaip sporte, ar ne, jeigu plaukikas plaukia ir jam mėšlungį sutraukia, tai turbūt čia nebus jau pasaulio pabaiga, ar ne? Bus dar gyvenime tų atvirų langų ir tiek turi savo irgi būti šiek tiek atlaidus ir savęs nekalt prie kryžiaus dėl kažkokios nesėkmės gyvenime, nes dažnai ta nesėkmė tai yra tiesiog ėjimas prie sėkmės. Mes negi terminą tokį naudojam, produktyvi nesėkmė. Nuo nesėkmės prie kad nesėkmės. Ta nesėkmė, tu ją naudoji kaip augimą. Ir realiai neuromokslininkai yra įrodę, kad mes geriausiai mokomės po nesėkmės. Mūsų smegenys yra plastiškiausi ir labiausiai linkę. Aš labai tikiu, nes aš gyvenime, nors aš sakau, kad aš esu sėkmingas, ir aš skaitau, kad aš esu sėkmingas ir aš taip jaučiuosi, bet aš turėjau labai daug nesėkmių gyvenime. Ir aš nežinau, čia paradoksas turbūt, bet mano gyvenime buvo tokių nuolatinių nesėkmės etapų, kur aš paskui jau prie jų pripratau ir man tai buvo labai natūralu. Gal gali iliustruoti, papasakoti istoriją, kad suprasti, kažkokias įstrigo nesėkmė, kur tuo metu atrodė, why? Bet paskui tai tapo tavo tramplinu. Tai turbūt aš vėlgi remsiu savo profesiją, tai yra, kada tu išeini į sceną ir tau nesigauna, ir tas nesigauna ganėtinai dažnai, kol tu mokiniesi, kol tu esi jaunas atlikėjas. Jeigu imti tą profesinę pusę, bet jeigu kalbant apskritai apie žmogų kaip sėkmingą, tai ten yra dar ir tokie socialiniai dalykai, kur kažkokie santykiai nesirutulioja. Irgi gali sakyti, kad man nesiseka santykiuose, ar ne? Susitinki su vienu žmogum, išsiskiri, susitinki su kitu žmogum, išsiskiri, nesutampa kažkokie ritmai gyvenimo kartu ir tu tada sakai, kad man nesiseka. Bet tai yra labai natūralu turbūt. Bent jau iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad tie daug nesėkmių tai yra labai natūralu, nes tik tai taip galima prieiti prie sėkmės. Tai yra nuolatinis palydovas tokių, sakykime, juodesnių dienų,
nes tai yra banguojanti. Ar turi labiausiai įstrigusią nesėkmę savo? Labiausiai įstrigusią nesėkmę. Turbūt ne, aš sakyčiau, nebuvo tokių kataklizmų mano gyvenime didelių, kad aš galėčiau vardinti kaip vieną labai didelę nesėkmę. Neteina man dabar į galvą. Gal galėtum pasiūlyt klausytojams būdą, kaip neprarast motyvacijos. Ir nesėkmės, sakai, yra nesėkmių ir etapai. Koks būtų algoritmas, kurie gali įsinešti, kaip išlaikyti motyvaciją ir kaip judėti priekį, nežiūrint to, kad dabar neina. Jo, tai aš sakyčiau, motyvacijai labai svarbu žmogaus ambicijos. Tai jeigu mes kalbame apskritai apie žmogaus talentą, tai aš išskirčiau tokią savybę kaip ambicijos, tokia viena pagrindinių varomųjų jėgų žmogaus gyvenime, kad žmogus galėtų būti sėkmingas, tai yra jo ambicijos būti sėkmingu ar kažką pasiekti. Ir jeigu nesiseka, jis natūraliai eis prie sekančio etapo, kad jam vėl sektųsi. Dabar aš sakyčiau, mes kalbėjom dar prieš filmuojantis, ar ne, aš sakiau, kad rutina irgi labai svarbu gyvenime. Taip. Jinai duoda disciplinuotumą. Disciplina labai svarbu gyvenime irgi. Dabar aš sakyčiau, šita problema yra vis aktualesnė su jaunaja karta. Kokia čia dabar, kaip jinai vadinasi, jau mes Z, o ten jau kažkokia. Alfa. Tai. Tos disciplinos neturėjimas. Šitas dalykas, jisai gali užkardyti kelią link tavo siekiamų tikslų ir link tavo tų prioritetų gyvenime, ką tu vadini ėjimas link sėkmės. Tai žinoma, darbas ir savišvieta, šitie dalykai yra labai svarbus. Kalbant apie discipliną, gal gali truputėlį papasakoti savo net ir galbūt savaitės ritualą, dienos ritualą, nuo ankstyvų dienų iki dabar, galbūt kaip kito tavo nors ritualai, kaip, nežinau, tavo praktikos, ne, kaip... Tai vėlgi, mano profesijoje yra labai svarbu tam tikrų momentų, tam tikrą dieną, tam tikrą valandą, tam tikrą minutę būti toj formui ir toj būsenoj, kad tu galėtum pademonstruoti tai, ką tu ruošiesi deklaruoti publikai scenoje. Čia yra sunkiausia. Tai yra labai galima vesti paralelės su sportininku gyvenimu, nes dėja nebūna taip, kad kažkas palauks. Publika nepalauks ir arbitrai irgi sporto nepalauks, jeigu tu jautiesi ne taip. Tai čia yra turbūt sudėtingiausia tuo momentu jaustis gerai. Taip. Ir tuo momentu būti sukaupusiam visą savo jėgas. Tai iš to plaukiant, tu tam ruošiesi. Ir tam tikras algoritmas jisai susidėlioja nuo mažų dienų, nes kadangi eini į sceną, ką tu valgai, kaip tu miegi, ką tu veiki prieš tai, ir tai yra poilsis, ir poilsis smegenims, ir poilsis raumenims, iki poilsio būna darbas, ir smegenims, ir raumenims, ir ne tik užsiėmimo kambarį su instrumentu, bet ir sporto salėje, ir tam tikras maistas, ir tam tikra aplinka, su kuo tu bendrauji, kaip visi šitie dalykai tave veikia iki tol. Tai šitie algoritmai, jie labai aiškus, labai tokie techniški, ką tu veiki. Man asmeniškai labai svarbu miegas, man labai svarbu yra tyla, nes aš dažnai būnu garsų pasaulyje. Tai šitie dalykai man, jie veda link mano tos dienos, tos minutės. Ar teisingai suprantu, kad vien tik tai praktikuotis neužtenka? Kad tai turi būti visuma, kad tavo tiesiog bendrai ir nuosekliai visas gyvenimas turi palaikyti tai, ką tu darai. Tai teisingai. Be abejo, aš kaip ir sakiau, scenoje tu, kiek tavyje yra
turto, tiek tu ir išdeklaruosi publikai. O tas turtas, tai jisai yra tavo išsilavinimas, tavo matymas pasaulio per savo prizmę, bet vis tiek tu interpretuoji. Tu interpretuoji kūrinį, dažniausiai genialaus kompozitoriaus, kurio pasaulis irgi buvo labai turtingas. Ir jeigu tu labai primityviai prie šitų vertybių prisiliesi, tai bus labai aišku. Tai tavo visos patirtys gyvenimo, jos labai greitai matosi. Ir scenoje aš turiu omeny. Nes visgi tu bendrauji su publika. Taip nėra, kad tu ateini ir užsidarai nuo visų. Va, tai jeigu neturi ką pasakyti, tai labai greitai žmonės pamato. Tai nėra kad tyli, tai reiškia protingas. O daug šneka, tai gal ir kvailesnis. Ne, ten viskas labai greitai matosi. Ir nieko nesumeluosi ir niekur nepasislėpsi. O čia yra turbūt tas momentas, kada yra tam tikrų, aišku, aš nekalbu apie pop kultūrą. Ten galima pasislėpti už fejerverkų ir už dūmų uždangos ir back vokalo ir ko tik tai nori. Bet mano srity tai yra kaip ant delno viskas ir labai greitai matosi ir labai sunku kažką parduoti, ko tu neturi. Kalbant apie discipliną, kiek valandų per dieną repetuodavai būdamas vaiku, paskui karjeros metu keitėsi taip pat? Keitėsi, taip. Nes jeigu tau yra 16 metų, tai 15-16 ir tu dar nesi profesionalas, tu niekada jo nebūsi. Tai yra labai susijęs su fiziologija, su motorika. Bet čia mes kalbam apie grinai muzikinius dalykus. Grinai techninius dalykus, tai yra kaip ir sporte, tai formuojasi tavo kūnas. Turbūt plaukiko irgi nebūsi, jeigu nuspręsi 17, kad pradedi treniruotis. Ar ne, yra tokių profesijų, kur jau yra šiek tiek per vėlų, tai kuo tu daugiau darbo įdedi vaikystėje, ko tu tikrai nenori daryti. Gal tu labiau su tuo kamuoliu nori žaisti, tuo tau paskui bus lengviau. Tai yra tavo bagažas visas ir jisai kiekviena valanda praleista užsiiminėjant, tai yra į taupyklę dar viena moneta įmesta ir čia kaupėsi. Ir nėra taip, kad kažkur tai pranyksta. Visas šitas dalykas jisai kaupėsi ir kiekviena minutė, kiekviena valanda jinai paskui duoda dividendus. Bet iki tam tikro. Tu nesupranti. Tu nesupranti, jo, tai vaiko dažniausiai nelabai ten domina sunkus darbas. Tai yra sunkus darbas. Kas patį motyvavo, kai buvai vaikas? Aš to norėjau, aš negaliu pasakyti, kad aš to nenorėjau daryti. Aišku, norėjau kažkurį laiką, paskui gal jau ir nebe taip norėjau, bet čia turbūt yra su visais vaikais ir su bet kuo. Taip. Ne, kad iš pradžių noriu, paskui netaip noriu, nes sunku ir reikia... Buvo maišto etapas? Turbūt buvo, bet aš gal bandydavau kažkaip išsisukti gudriau, kad taip nemaištaut, nes ten sudėtinga būdavo maištaut prieš... Mano šeimoje surasdavo būdų, kaip tą maištą numalšinti laive. Tai aš galbūt iš tokio gudrumų bandydavau apeiti, kad jau čia... Gali paėti pavyzdį? Aš vaidindavau, kad aš repetavau, aš atidarydavau futliarą ant fortepijono padėtą ir vaidindavau išsekusi jau ant sofos parkritusi. Arba sakydavau, kad aš repetuoju mokykloje, o mokykloje savo mokytojams sakydavau, kad repetuoju namuose, o pats į kino teatrą. Tai... Klasika. Klasika, tai kartais reikia ir tai. O kiek valandų tekdavo per dieną repetuoti? Ta taupyklė, kiek mes reikia tų valandų per dieną? Kad... Bendro tokio vardiklio visiems, kad jeigu aš
kažkokį kaip patarimą tai turbūt nėra, bet aš sakyčiau, nuo 4 valandas reikia. 4 valandas į dieną. Reikia skirti tiesiog tam techniniui pasirengimui, vėlgi, ne kiekviename gyvenimo etape. Dabar man tiek nereikia skirti valandų darbo, nes mes kalbam apie neto 4 valandas. Ta. Tai vėlgi reikia poilsio. Negali 4 valandas tiesiog dirbti nesustodamas. Tai jeigu mes kalbam apie 4 valandas neto, tai reikia turėti praktiškai kokias 7 valandas per dieną. Tai yra tas laikas, kur aš sakyčiau, jisai reikalingas tam tikro etapo, kad susiformuoti. Nežinau, bet ant liežuvio vis tiek noriu sakyti, parduota vaikystė. Ir iš karto yra diskusija, kur sako, vaikų reikia būti vaiku. Iš tos pusės sakai, neįdėsi, taupyklį neturėsi. Ar yra įmanoma tą balansą surasti, ar tai yra tiesiog auka, kurią turi? Vėlgi, koks tas priėjimas yra visų edukatorių, ten pradedant šeimos nariais ar tavo mokytojais, kaip tu prieini prie vaiko iš kokios pusės su tuo. Aš nesakyčiau parduota, ar ten jau reiškia įkalintas buvai ir vaikystės neturėjai. Jeigu visas šitas dalykas jisai daromas protingai, jeigu tam yra pasiruošta, jeigu tai gali būti labai jaunam amžiui žaidimo kažkokia forma, tai gali būti, vėlgi, tai gali būti įdomu arba gali būti neįdomu. Gamas groti 10 metų nėra įdomu. Galima kažkaip tai paįvairinti visą šitą dalyką. Vėlgi, kaip psichologiškai tu su tuo vaiku gali dėliotis, kaip tu gali jį motyvuoti, kad jisai tą darytų. Jisai turi jausti kažkokius irgi įdėto darbo rezultatus. Tai čia yra toksai, aš sakyčiau, balansas, kurį reikia surasti ir turbūt ne tik vaikams, nes jeigu tu labai daug dirbsi kiekvieną dieną ir neduosi savo poilsio, savo smegenim, jeigu tu skaitysi labai sunkią literatūrą visą laiką, tai tu turbūt pavargsi. Reikia kartais ir detektyvą paskaityti, kad tavo smegenys tiesiog galėtų ilsėtis. Tai lygiai tais pats čia. Mes galim kalbėti apie tai, kad čia 4 valandos per dieną, čia, ne, to 7 valandos, ir taip 10 metų, ir suvokiam, koks tai yra krūvis ir kiek reikia fokuso turėti, kad išlaikyti šitą discipliną. Ir manau, kad didelė dauguma žmonių, tarp jų ir aš, visi žinom, ką reikėtų daryti. Taip. Visi žinom, kaip sveikai maitintis, kaip sveikai gyventi, kad reikia sportuoti, medituoti, ilsėtis, miegoti. Bet gyvenimas nutinka, ar kaip sakoma, gyvenimas nutinka. Ne, tai gyvenimas nutinka. Kaip išlaikyti? Mes žinom, visi žino, kas yra teisinga, dažniausiai visi. O kas yra neteisinga ir vis tiek darom dažniausiai kars nuo karto neteisingai, ar ne? Ir ne tą maistą valgom ir nesu tai žmonėmis bendravom. Ypač, kada tu esi jaunas, tai, aišku, ten šitą dalyką turėtų sustiguoti jau globėjai, tėvai, mokytojai, bet kada tu esi vyresnis, kiekvieną kartą savo priminti, nes mes esam užmaršus ir mes ir savo, ir kitiems galėtume priminti, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga ir kokie yra vertybiniai parametrai. Žinoma, tai, ką tu sakai, ir ką mes dabar kalbam, kas yra teisinga, kas neteisinga, žmogus tai yra jau nuo tam tikro amžiaus gali atskirti. Tai yra, kada jisai pradeda mąstyti ir žiūrėti į save iš šono, į trečiojo asmens. Tai aš nežinau, kiek čia turbūt, kada jam 20-25 metai, kada jau tu pradedi save analizuoti, ką tu darai teisingai ir kokias tas turi pasiekmes tavo ateities gyvenimui, pasverti šitą visą balansą. Tai turbūt nelabai jauname amžiuje. Čia, nebent tu gali remtis gerais pavyzdžiais ir matydamas tos rezultatus labai neblogus, bet vėlgi aš galvoju, kad tik tai nuo tam tikro amžiaus tu gali elgtis protingai ir tai ne visada. Kaip priminti. Mes psichologai dažnai sakom, kad motyvacija kyla iš prasmės. Ir savo dažnai turiu priminti, kodėl aš esu ir kodėl aš tą darau, kodėl aš keliuosi anksti, kodėl aš darau dalykus, kurie mane pastato į diskomfortą arba į fizinį ir moralinį, emocinį skausmą. Todėl, kad augau ir siekiu savo tikslo.
Dabar kokie yra tavo, ką savo primeni? Ne, koks yra, vat, jeigu taip galėtum susintetinti į vieną grūdą, ne, ką primeni savo, koks yra tavo tikslas? Susintetinti į vieną grūdą. Aš galiu pasakyti, kad mes kiekvienas esame tos savo knygos autorius, kurią mes rašome per gyvenimą ir tikrai nesinorėtų, kad tą knygą tik tai tu pats ir skaitytum. Arba tavo labai labai tokia artima aplinka, turbūt norėtųsi palikti kažkokią pridėtinę vertę šitam pasauliui ir kad tą knygą paskaitytų ir kiti ir kažką galėtų dar iš to pasisemti. Tai turbūt toks tikslas ir būtų, kad palikti po savęs, nes mes visi labai laikini, kad kažkokią pridėtinę vertę galėtum atnešti šitam pasauliu. Ir turbūt gyvenime būti kažkokiu skaitikliu, ne vardikliu, ar ne? Ką tau reiškia būti gyvenimo autoriumi, savo gyvenimo autoriumi? Tai tai reiškia, kad tu galėtum kontroliuoti savo gyvenimą, kad galėtum gyventi taip, kaip tu įsivaizduoji, tu norėtum gyventi, nevažiuoti ant bėgių, kuriuos tiesia kiti, o nusitiesti tos bėgius ir važiuoti link savo tikslų taip, kaip tu nori ir taip, kaip tau atrodo teisinga ir vertinga. Tai aš sakyčiau, gal va tai galima būtų apibrėžti. Teko. Dar štai grįžti prie augimo ir dažnai muzikoje, sporte, su kitur yra kalbama apie talentą. Na, šitas vaikas talentingas, šitas žmogus yra talentingas. Na, kiek talentas realiai įtakoja, manau, kad pats dirbi su labai daug muzikantų. Ir kiek reikia talento, kad taptum didžiu, o kiek reikia tiesiog nuoseklaus sunkaus darbo. Galbūt talentą iš viso nereikia, gal tai yra vien tik tai darbas. Koks tavo požiūris? Reikia turėti tam tikrų savybių. Aš negaliu pasakyti, kad čia dabar turbūt visi esame girdėję, kad ten labai daug darbo ir ten tik tai keli procentai talento. Tam tikrų savybių žmogus turi turėti, kad jisai būtų sėkmingas. Bet vėlgi tai yra ugdoma. Tai nebūtinai visi gimsta, mes turbūt visi turim skirtingą pradžią. Ir mūsų tas kelias irgi yra individualus ganėtinai ir galimybės mūsų yra labai skirtingos nuo pat pradžių. Bet bendrai talentas, vėlgi, aš turbūt sugrįžčiau ir sakyčiau, labai didelė dalis talento tai yra ambicijos žmogaus. Su tuo, su kuo aš susiduriu, su sėkmingais atlikėjais, su žinomais atlikėjais. Jie šito siekia labai tendencingai. Jie norėjo būti tuo, kuo jie yra. Ir galbūt netgi visos aplinkybės sakė, kad tai yra beveik neįmanoma, bet aš turiu tikrai puikių pavyzdžių, kad jeigu tu nori būti tuo, kuo tu nori būti, tai yra įmanoma. Žmogus jisai save suformuoja, jisai sulipdo ir labai ambicingai einant link to, tą galima pasiekti. Ir kartais atrodo tiesiog neįtikėtina, bet šitas žmogus jisai yra sėkmingas. Netgi su visa šita nedidelė kuprinė ant kupros jisai galėjo nueiti link ganėtinai aukšto kalno, nes buvo, reiškia, tokia žmogaus ambicija ir tai yra labai svarbu. Bet žinoma, tam tikrų savybių tokių kaip mano specialybė kaip klausa, ją galima lavinti, bet jeigu jau visai mišką užlipo ant ausies, tai turbūt gal reiktų rinktis kitą profesiją. Savišvieta labai svarbu, labai daug skaityti knygų, dabar nežinau, gal tų elektroninių, bet aš pagrindinį turbūt išsilavinimą aš gavau ne kažkur tai mokymo įstaigose, aš gavau
namuose aš labai daug skaitydavau. Mane vertė skaityti. Skaitymas irgi yra darbas. Jeigu taip atrodo, kad atsisėsi ir paskaitysi, tai ne, reikia sakyti, einu dabar užsiimti šitais reikalais. Porą valandų atsisėsti su knyga ir taip darbingai paskaityti tą, ką reikia paskaityti. Ne viską reikia skaityti, ten tarybinės enciklopedijos, ten geriau neliesti, ar ne? Yra puikių knygų, galima surasti sąrašą pačių vertingiausių palikimo prasme, ką reiktų turbūt įsisavinti per gyvenimą. Tai. Kristui, pats gyvenime esi priėmęs daug sprendimų ir tokių kardinalių, stiprių, ir kalbant ypatingai apie pakeitimą savo gyvenimo. Taip. Esi gyvenęs, aišku, Lietuvoje, Amerikoje, Rusijoje, Italijoje, ilgą laiką dirbai ir gyvenai Slovenijoje. Teisingai. Kaip žinai, kad atėjo laikas keisti? Ir kas leidžia pačiam priimti tokius pakankamai stipriai kardinalius sprendimus? Aš sakyčiau, intuicija labai nemažai. Vėlgi, kas ta intuicija? Turbūt tam tikras suvokimas pasąmoniai, kad reikia pasikeitimų. Ir dažnai tai buvo tiesiog, aš galėčiau sakyti, reikia drąsos. Nes gyvenime ne visada tas langas atsivers dar kartą. Labai dažnai tai yra paskutinis kartas, kada jisai tau gali atsiverti. Tai priimti sprendimą ir nebijoti tų pasikeitimų yra labai svarbu. Nes geriau nepraleisti tam tikrų momentų gyvenime, nes niekas nesikartoja, tai yra tekantis vanduo tavo gyvenimas. Gal toks ir moto tavo yra, ne? Kad geriau išbandyti, ką galiu gauti, negu gailėtis, ko nepadariau? Taip, dabar su amžiumi turbūt to mažiau, nes yra kitos rizikos ir kita atsakomybė, bet kada tu esi jaunas, aš sakyčiau jaunas žmogus, ten iki 30, gal šiek tiek daugiau, tai reikia nebijoti šitų pasikeitimų, net jeigu tai būtų radikalūs pasikeitimai. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai pasiteisina. Man bent jau daugelį atvejų aš tikrai atradau, kad tai buvo teisingas sprendimas šitie pasikeitimai. Ir tokie, gan radikalūs ir drąsūs visom prasmėm ir jie pasiteisino. Ir aš galvoju, tikrai šito nereikia bijoti. Ypač kada žmogus jis dar neturi sukūręs šeimos, jisai, sakykime, jo tos atsakomybės visai tokios kitokios, jam reikia bandyti įmanomai. Nes tam tikras sėkmės faktorius, jisai nesusideda tik tai iš konstruktyvaus kažkokio darbo ir apie tai, ką mes kalbėjom, tų pačių ambicijų, noro ir tam tikrų momentų, tam tikroje vietoje visgi reikia būti. Ir ta tokia neapibrėžta sėkmė, jinai yra tas faktorius, kad šiek tiek gyvenime turi dar ir pasisekti atsitiktinai, jeigu galima taip sakyti, ar tam tikrų momentų būti tam tikroje vietoje. O tam tikrų momentų būti tam tikroje vietoje reikia bandyti, ar ne? Nes tiesiog gali praeiti pro šalį ir daugiau nebus atidarytų tų durų. Kalbėjai apie ambiciją. Pats esi jau pasiekęs, ar tai, kur esi ir tavo karjeros aukštuma, ar yra ambicija dar augti toliau? Ne, vis tiek ambicija neturi būti kažkur, ne tam, kad būtų motyvacija. Kokia ambicija dabartinė, Kristupo? Tai mes turbūt gyvenime visą laiką einam nuo vienos viršukalnės link kitos, nes ant tos pačios sėdėti turbūt neteisinga būtų. Taip. Nes lipant į kalną, važiuojant, turbūt sustoti yra baisiausias dalykas, nes tada jau į viršų pajudėti yra sudėtinga, vietoj stovėti irgi nesigauna, tai arba tu riedi žemyn atbuliniu, arba tu į kalną važiuoji toliau. Tai tas ėjimas nuo užsibrėžtų kažkokių
tikslų jisai yra reikalingas ir nuolatinis. Nes kalbant taip, kad čia vat, aš gyvenime pasiekiu tą ir aną, tai mes nuolatos kažką pasiekėm. Ir svarbu neapsiriboti, kad tai yra ir viskas, ką aš norėjau, kad pasiekti. Ne? Dažniausiai tai žmonės labai šitą greitai dalyką suvokia per ekonominę sėkmę, kada jie pasiekia kažkokio, va, ten užsidirbau 100 000, paskui 1 000 000. Tai labai greitai pasimato, kad šito negana. Dažniausiai gal mes sustojame toj vietoj, kur mes ganėtinai komfortabiliai jau gyvenam ir sakom, kad jau protingesnių tai man būti nereikia. Tai tada pradedi kvailėti toj vietoje jau. Kada, sakai, arba į kalną, arba nuo kalno. Arba į kalną, arba nuo kalno, aš sakyčiau. Tai žinoma, tai aš negalėčiau dabar pasakyti, kad kaip Pablo Casals, legendinis violončelistas, jisai sakė, žurnalistai sako, kodėl jis klausė jo, jums sako 90 metų, o jūs vis dar repetuojat kiekvieną dieną, sako, tai I think I'm getting better. Tai vat, jo jau 90 dar buvo tikslas vis tobulėti, aišku, čia per juokus, bet na, taip yra, kad mes turbūt nuolatos turėtume dar šiek tiek laiptelio aukščiau žiūrėti, kas ten už tos viršukalnės. Kalbėjau apie autoritetus. Kas tavo autoritetas muzikos pasaulyje? Apskritai nebūtinai muzikos kažko. Aš nežinau, kaip tau, Simonai, mano autoritetų gyvenime vis mažiau ir mažiau. Jau vis daugiau jų buvo, kai man buvo 10 metų. Tai turbūt į ką be pasižiūrėsi ir visi autoritetai. Dabar jų vis mažiau yra. Bet žinoma, kad tu suvoki savo ribas, kad tu gyveni tose rėmose ir labai sunku iš tų rėmų išlipti. Nu ir dar būtų gerai suprasti, kad yra protingesnių ir gabesnių už tave. Ir nesakyti, kad aš čia pats protingiausias ir sėkmingiausias žmogus. Niekada taip nebus, kad tu būsi pats protingiausias ir sėkmingiausias. Bus tikrai protingesnių ir gabesnių žmonių už tave. Na, tai lygiuotis, pasimti kažkokias savybės iš kiekvieno žmogaus, sakyti, kad vienas kažkoks idealas, tai turbūt negalima, nes visi žmonės turi tam tikrų savybių ir tam tikrų klaidų darantis, bet pasimti tam tikras savybės iš kiekvieno žmogaus, kurį tu vertini ir žiūri su pasigėrėjimu, turbūt reiktų. Ne? Kalbėjai apie kompozitorius. Taip. Ir apie tai, kad jų muzika tai yra jų gyvenimo istorijos atspindys, jų vertybių gyvenimo istorijos atspindys. Taip. Kuris kompozitorius arba kuris kūrinys tau yra artimiausias? Aš visą laiką sakau, kiek manęs beklausia ir žurnalistai. Ir man turbūt viskas prasideda nuo Bacho ir pasibaigia ties Bachu. Ir ten net sunku suvokti. Ir tai yra turbūt tos savybės tų žmonių, genijų, iki kurių dar kelis šviesmečius reiktų pagyventi ir paanalizuoti. Galbūt jie patys net savo potencialo negalėjo įvertinti taip objektyviai, nes tai yra visų mūsų palikimas. Aš kalbu civilizacijos palikimas ir istorinis, ir emocinis. Aš turiu omeny gilį emocinį, bet tai yra labai intelektuali muzika ir labai vertinga šitam pasauliui ir ypač man, tai aš visada, jeigu vieną apibrėžti, aš sakyčiau, tai yra Bachas. Šiais laikais turime tokį dar vieną kompozitorių. Taip. Dirbtinį intelektą, kuris gali atkartoti Bachą, gali atkartoti bet kurį kompozitorių, bet kurį autorių ir jo stiliumi kurti muziką. Kaip manai, dirbtinis intelektas muzikoje? Kaip tai įtakos muzikos, vėlgi tą sferą, visą, muzikos pasaulį?
Ne? Ar išliks aktualu gyvi kompozitoriai, gyvas atlikimas? Gyvi kompozitoriai, aš sakyčiau, jie aktualūs tol, kol jie kūrė ir kokią jie išliekamąją vertę turi tie kūriniai. Tai dirbtinis intelektas, jisai negali pakartoti Bacho, jis negali pakartoti Mozarto, jisai gali išmokti kurti tame stiliuje ir dėlioti tą struktūrą. Bet aš nemanau, kad dirbtinis intelektas jisai kažkaip tai gali neigiamą prasme paveikti mano profesiją, nes aš atvirkščiai, aš galbūt netgi sakyčiau, kad jisai gali duoti prieigą prie šitos muzikos, suvokti šitą muziką, ją išanalizuoti, padėti išanalizuoti. Kiekvienam asmeniškai galbūt gali pritaikyti tam tikrą prieimo tą kelią, bet gyvas atlikimas, jisai, aš galvoju, visada labai stipriai kontrastuos su garsų kratiniu, kurį dirbtinis intelektas gali žmogui ištransliuoti iš kompiuterio kolonėlės. Nes šitas palikimas, apie kurį mes kalbėjom, jisai kiekvieną kartą gyvai atliekam, tai yra unikalus potyris. Ir to niekada tu negausi įsijungęs netgi, sakykime, kažkokį garso įrašą, dėl to žmonės eina į koncertus. Tai jisai labai kontrastuos su dirbtinio intelekto transliuotų turiniu. Kiekvieną kartą galima bus nuėjus į koncertą šitą dalyką, šitą kontrastą pajusti, koks tai yra stiprus kontrastas ir koks tai yra kontrastas emocinio potyrio tavo, būnant salėje ir klausantis gyvo orkestro ar gyvo atlikėjo. To niekada žmogus nepatirs, mano įsitikinimu. Niekada nepatirs būnant ant kėdės, namuose įsijungus kompiuterį sugeneruotą kažkokią, sakykime, tos struktūros imitaciją. Kaip manai, ar per savo karjerą atliksi ant scenos dirbtinio intelekto parašytą kūrinį? Geriau atliksiu dirbtinio intelekto parašytą kūrinį, negu kad natūralaus durnumo parašytą kūrinį. Tai aš šito nesibaiminu, tai gali būti patirtis tam tikra. Va, ir netgi įdomi patirtis, nes tai yra, mes gyvenam technologijų amžiuje. Ir pasižiūrėti naujai, ką gali dirbtinis intelektas sukurti ir šituo pasidomėti ir šitą pasižiūrėti iš tokio tyrinėtojo pusės gali būti įdomu. Vėlgi, turbūt mes nesirinktume valgyti dirbtinio steiko, jeigu mes galime gauti natūralų produktą, nebent dėl kažkokių ideologinių ten sumetimų, ar ne, bet perkeltinė prasme, tai turbūt mes norėtume tikro. O kas tai yra tikra, turbūt aš sakiau, tai tas potyris, unikalus potyris. Keli klausimai pabaigai, į ateitį žiūrint. Tavo vaikas dabar per ateinančius 20 metų. Kaip manai, koks yra pagrindinis įgūdis, kurį jisai turėtų lavinti, kad būtų sėkmingu gyvenimo autoriumi? Aš galvoju, kad vis labiau kūrybiškumas jisai bus vertinamas mūsų visuomenė. Dabar mums visa informacija yra iš karto duodama. Be to būtinumo ją išanalizuoti ir atsirinkti tai, kas yra teisinga, kas yra vertinga ir ko mums norisi, mes tiesiog vartojam produktą. Bet kūrybiškumo turbūt šito dalyką
dar labai negreitai turėtų pakeisti visos technologijos. Ir tai yra turbūt viena tokių svarbiausių savybių. Aišku, yra socialumas, kur aš dabar irgi, sakykime, pastebiu, kad jauni žmonės, jie straglina su šituo dalyku, nes jie mažai bendrauja ir tas bendravimas galbūt yra kitoks, jie kitokie. Bet tas socialumo klausimas ir kūrybiškumo, man atrodo, išliks labai aktualūs per ateinančius dešimtmečius. Yra pasakymas, kad gyvenimas tai mokykla. Na, sakykime, tai. Kokia pagrindinė pamoka, kurią išmokai iš gyvenimo? Pagrindinė pamoka, aš labai daug ko neišmokau, aš dar mokausi. Ir gal aš ten jau prieš pat išeinant gal galėčiau kažką protingiau taip sukontempliuoti, bet šiai dienai aš sakyčiau, kad tiek savo, tiek man norėtųsi, kad būtų kuo mažiau triukšmo, tiek tokio vidinio, tiek išorinio. Ir man norėtųsi, kad pasaulis aplink mane irgi sustotų ant tos ribos, kada jau gali prasidėti triukšmas. Aš turiu omeny perkeltinę prasme triukšmą. Geopolitinę prasme, psichinę prasme žmogaus, turbūt visa puokštė į tai įeina, bet kad šiek tiek galima būtų užbrėžti savo asmeninę tą ribą, į kurios tu prieini, kada jau prasidės tas vidinis ar išorinis triukšmas gyvenime. Pamoka yra kaip atsiriboti arba kaip neperžengtos ribos? Kaip neperžengti. Kaip neperžengti. Aš sakyčiau, tos empatijos jos niekada nebus per daug. Taip. Ir suvokimo, kad mes skirtingi ir tos tolerancijos ir pagarbos, kada prasideda jau tas triukšmas vakumo viso šito dalyko, kad jo būtų. Gerai, tai taip apibendrinant, gal galėtum tada pateikti mūsų klausytojam kelis tokius, nežinau, patarimus. Jeigu jie dabar įstrigę gyvenime, nežino, ko nori, nežino arba žino, ko nori, bet neturi pakankamai valios to daryti. Kaip pramušti tą tokį sąstingį ir atrasti tą energiją ir įdėti priekį? Kas padeda pačiam, ką galėtum pasidalinti su kitais? Jo, aš suprantu, turbūt kiekvienas atvejis, kiekvieno žmogaus gyvenime yra labai skirtingas ir kodėl jisai tuo momentu sustoja. Aš taip įsivaizduoju, kad žmogus jisai turėtų turėti lygsvarą gyvenime ir mes dažnai gyvenam tą pačią rutiną, darom tuos pačius dalykus, bet tikimės kažkokių pokyčių ar kad savaime iš dangaus nukris. Turi būti balansas ir turi būti balansas darbo ir poilsio. Labai svarbu žmogui savo duoti laiko, save reabilituoti nuo aplinkos neigiamos, nebijoti turbūt pokyčių, nes mes dabar gyvenam pakankamai stabilioj ekonominiai situacijoje ir galbūt jeigu tas pokytis, jisai visi bijo ten su finansais, ar ne, kažkas bus negerai, negalėsiu čia šeima, tas, anas. Tas pokytis, jisai, aš tikiu, bus trumpalaikis. Mums turbūt pasisekė, kad mes esame vakarų pasaulio dalis, ne rytų ir čia duoda tą stabilumą. Taip kad šitie dalykai, pasikeitimai, jie turėtų nebijoti tų pasikeitimų ir šiek tiek duoti savo reabilitacijos kiekviename etape turbūt padėtų. Bet vėlgi, aš sakau, turbūt kiekvieną atvejį reiktų žiūrėti labai individualiai, ko žmogui trūksta. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, jisai netgi atsisėdęs ir jisai užsirašęs, link ko jisai norėtų eiti, link kokių tikslų ir kas jo gyvenime
jam padėtų, jisai pats galėtų užsirašyti ant lapelio ir puikiai suprastų. Tai galbūt tik tai reikia to tokio spyrio, nebūtinai, kad kažkas kitas įspirtų, kad tu pats savo įspirtum, kad imti ir daryti. Tai, nes nėra taip, kad aplink mane kitiems sekasi, o man nesiseka. Visi mes susidurėm su tam tikrom duobėm ir tai yra labai natūralu ir normalu. Ir dėl kažkokių nesėkmių nereikia nuleisti galvos, nes reikia suprasti, kad tai yra kiekvieno turbūt mūsų gyvenime paraleliai einantis dalykas ir normalu ir kiekvienas su tuo susiduria. Tai pabaigai, paskutinis klausimas. Jeigu turėtum galią sukurti taisyklę, kuri galiotų staiga visiems pasaulio žmonėms, sukuri taisyklę ir jinai įsigalioja nuo dabar. Kokia tai būtų taisyklė? Viena taisyklė? Jo. Sunku man dabar, nes taip labai reiktų suvesti visus pasaulio gyventojus į bendrą kurpalių. Nes aš kaip ir minėjau, mes visi su skirtingom pradžiom galimybėm Jo, bet tai būtų susiję daugiau su greičiausiai bendravimu, ir mūsų santykių vienas su kitu arba santykių su aplinka. Nes nesvarbu, kur tu esi pasaulyje ar su kuo tu bendrauji, yra tam tikri principai, kurie galioja, kurie yra universalūs. Tai yra tam tikros taisyklės, tai aš sakyčiau, laikytis taisyklių turbūt reikėtų. Tokių ir asmeninių, ir socialinė prasme. Tos taisyklės, jos nėra blogos. Surašyta, konstitucija yra su ydom, bet tai yra tam tikras įstatymas, ar ne, pagrindinis, mes jo laikomės ir džiaugiamės, kad jisai gali tam tikrus rėmus apibrėžti daug maštingančius visiems, tai tos taisyklės yra, aišku, asmeninės taisyklės, kad kiekvienas žmogus turbūt turi tas, kaip jisai nori gyventi. Tai kad laikytis tų taisyklių, bet aš turbūt nesuveščiau į vieną taisyklę. Tai yra daug dalykų, tokių, kur aš sakyčiau, ir pagarbos nebus per daug, ir empatijos nebus per daug vienas kitam, ir sveikatos turbūt labai svarbu, ar ne, kad būtų gera sveikata, kad tu būtum visą galėtum šitą, ką mes su tavim kalbėjom per paskutinę valandą, galėtum eiti link tų tikslų ir savo sėkmingo gyvenimo. Kristupai, labai ačiū tau šitą pokalbį. Ačiū tau. Labai kviečiu visus dalyvius prisijungti ir atvykti į Kristupo koncertus, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertus ir tas dovanas, kurias jie dabar ruošia, paskui išpakuoja ir dovanoja visuomeniai. Pats savo ruoštų nuoširdžiai noriu padėkoti tiem žmonėm, be kurių šita laida nebūtų įvykusi. Ir tai yra Mantas Gudzinavičius, Gytis Grigėnas ir Rytis Šeškaitis, kurie aukoja savo laiką, savo įrangą, savo šitą fantastišką studiją tam, kad mes galėtume šitą nufilmuoti ir pateikti jums. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū už buvimą ir iki greitų susitikimų. Sudėjom. Ačiū.